Sveiki visi, aš Vaidas, mąstymo keitimo coacheris ir treneris. Ir šiandien aš kalbu apie pokytį ir identitetą ir kaip tai susiję, kaip tai galima prie to lengviau prieiti ir tai lengviau padaryti. Tai pirmiausiai, kas aš, kas tas identitetas, mano rolė, mano tas vaidmuo, kurį aš atlieku šiam gyvenime ir kuriam aš esu gal netgi kažkurio momentu ir tarpsnio gyvenimo įstrigęs ar įstrigusi. Tai kas tas aš? Tai yra, realiai, gal gali nuskambėti keistai, bet tai yra pripratimas prie tam tikrų jausmų. Ir angliškai tai emotional home, lietuviškai emociniai namai. Tai yra tam tikra jausmų arba emocijų, tam tikras emocijų sąrašas, kuris kartojasi, kurios tos emocijos man yra pažįstamos. Tai gali būti ar kaltė, jaučiuosi kaltas ar kalta, ar nuoskaudų rinkimas, ar pagarba, ar džiaugsmas, ar baimė. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kai mes savo kūną pastatome į tokias situacijas, kur kūnas jaučia tam tikras emocijas, ir tos emocijos mums yra pažįstamos, nes jos kartojasi dažnai, mes esam pažįstamoje aplinkoje. Ir netgi jeigu emocijos neigiamos, mes jaučiamės gerai, nes tai yra mūsų komforto zona. Tai jeigu aš jaučiuosi taip pat visą laiką, nesvarbu pozityvios ar negatyvios emocijos, tai tik tai mes skirstom protu. Ir jeigu aš kiekvieną kartą vis grįžtu į tą patį, bet ir ten mano identitetas ir sukasi. Mano kas aš, kaip aš save matau, kaip mane kiti mato, kaip aš save įvardinu. Tai tas ir yra, tiesiog tas virimas tose pačiose sultyse. Dabar kaip iš to išeiti ir kaip padaryti tą pokytį, kad ir mažą žingsnelį, aš kitam video kalbu su Ilona, su hipnoterapeutė ir coacherė taip pat apie 6 pokyčių stadijas, ir viena iš pokyčių stadijų yra atkritimas, kada einama link pokyčio, surinkama visa informacija, visos žinios ir norima padaryti pokytį, ir kada žmogus įeina į tą naują aš ir truputėlį yra nepažįstama ta emocinė būsena, tie veiksmai ir aplinka galbūt. Ir tada tam tikrų momentų būna iššokama iš to, kaip ir atsitraukiama. Tai atkritimas, tai kaip žmogus, tarkim, meta alkoholį ir atkrenta ir prikala, ne? Atkritimas, toks brutalus pavyzdys, bet suprantat, kad grįžimas atgal į tą komforto zoną, kur aš žinau, kaip viskas vyksta, kur man viskas pažįstama, netgi ir tai ir nėra man gerai, netgi tai ir jeigu mane žeidžia, aš vis tiek ten įkrentu, nes man ten pažįstama, aš viską žinau, kaip čia vyksta. Tam pragare aš visus čia žinau velnius ir viskas ten gerai. Jeigu aš noriu išeiti iš to pragaro, tada jau man reikia naujų įrankių, naujų skillsų, naujų įgūdžių. Ir jau pasidaro tą įgūdį realizuojant, jau pasidaro šiek tiek ta komforto zona pradeda byrėti, nes atsiranda nesaugumo zona. Ir ta nesaugumo zona, kaip tik pokyčio stadijose, viena iš stadijų yra atkritimas. Tai kodėl aš tai akcentuoju? Tai, kad nukristi atgal į senesnį elgesį ar tiesiog pasakyti, negaliu, ar palūžti, galima kitaip sakyti, ne? Normalu. Kas būtina nedaryti, tai neplakti savęs, nekaltinti, negraužti savęs, nes žinokit, kad tai yra normalu atkristi pokytyje, atkristi atgal. Tai tiesiog, kaip kūdikis žengia pirmą žingsnį ir kojytė kliba ir nukrito. Ar jis pasidavė? Visi vaikštom. Tai ne vienas nepasidavė. Visi, kur turim kojas, visi, kur sveiki, visi vaikštom. Tai reiškia, ne vienas kūdikis instinktyviai nepasidavė. Jisai vėl stojosi, vėl kojytė klibėjo
jis dėjo žingsnį, vėl krito, vėl stojosi ir jau paskui ėjo, jau nesilaikydamas. Tai pokytyje yra svarbu pamatyti, kad nukritimas, kojyčių klibėjimas yra tiesiog normalu. Reikia vėl stotis ir eiti į priekį ir klausti. Yra mentorių, yra coacherių. Galbūt ką aš blogai darau? Ar kažką ne taip darau? Ar galbūt kažko aš nedarau? O galbūt kažko aš darau per daug ir tas visai nėra veiksminga. Tiesiog strategija nėra tokia veiksminga ir yra kita strategija. Yra daug žmonių, kurie gali padėti, duoti patarimų. Mentorius gali tiesiog laikyti už rankos ir vesti į priekį. Ir esmė šito video yra ta, kad priprasti prie naujo aš reikia pirmiausiai įeiti į naują jausmą, užsimerkti ir tiesiog pagalvoti, kaip aš jausiuos va toj naujoj savo roliai. Leisti jausmui ateiti, pirmiausiai jausmui ateiti, kaip aš jausiuos toj naujoj roliai. Grodama tuo naujų smuiku. Ar tai naujas verslas, ar naujos kažkokios pareigos, ar tiesiog įeiti pasirinkti mamos ar tėvo rolę, įeiti į kitą lygį, ar įeiti į santykius, ar išeiti iš santykių, išeiti iš darbo, ar uždaryti verslą. Nesvarbu, bet ta nauja rolė bus sujungta su kažkokiu nauju veiksmu ir jausmu. Esmė jausmu. Ir va tas jausmas, tas naujo aš jausmas ir yra visa esmė. Tai užsimerkus ir tiesiog įėjus į tą jausmą, kaip aš jausiuos toj naujoj roliai, va tam naujam veiksme, darydama tą naują dalyką, būdama toj naujoj aplinkoj ir realizuodamas tą naują įgūdį. Kokios vertybės ir įsitikinimai tada bus man svarbus. Ir kai aš darysiu, kaip aš jausiuos, kas tas naujas aš ir koks tas naujas, o galbūt prieš tai jau patirtas kada nors gyvenime jausmas, ta svajonė, kurioje aš būsiu, kaip aš tenai jausiuos. Ir kadangi protas, jisai neatskiria, ar aš dabar rankoje turėčiau obuolį, ar aš užsimerkčiau, ar įsivaizduočiau obuolį. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad tai aktyvuoja tą pačią smegenų dalį. Lygiai tas pats yra su jausmu. Jeigu aš tą jausmą kultivuoju, jaučiu jį kūne pastoviai, tai ir yra priklausomybė prie to jausmo. Ir tada gaunasi priklausomybė prie to identiteto, prie tos rolės. Tai aš kviečiu jūs susikurti naują priklausomybę prie naujo aš ir tada tas apsimetėlio sindromas, tas imposter syndrome, jisai tada sumažėja tas tarpas. Tai kultivuokite, išbandykite, leiskite savo, kai turite laisvą minutę ar prieš miegą, ar tik atsikėlus, kaip bus tas jausmas, kada aš būsiu toj roliai. Ir leisti savo tiesiog minutę, 30 sekundžių, pabūti tam jausme, 5 minutės. Gali sau leisti 5 minutės per išeiginę pabūti tam jausme. Ir tiesiog, kadangi tas jausmas pasidarys pažįstamas, kai ateis ta situacija pasidarys jau pažįstama. Ir ta situacija bus arti tos realybės, kurią įsivaizdavai. Ir tada bus arčiau to naujojo aš. Ir jeigu kas nors eina per tokį sunkumą ir jeigu nori pagalbos, jeigu nori sesijos, parašyk man, susitarsim. Aš kaip tik dirbu su identitetu, su įsitikinimais, su vertybėm, su vertybių konfliktais ir visais tais dalykais, kur yra galvoje, kur sukelia tas audras ir kartais protas su širdim nesusikalba, nesueina. Parašyk man, jeigu reikia pagalbos, susitarsim dėl sesijos ir aš tikiu, kad šitas įsitikinimas davė krislelį naudos ir galbūt davė daugiau negu krislelį. Parašyk komentarą, aš būsiu labai dėkingas už tai ir susitiksim kitam video. Ate.